Mėgaukis švenčių laukimu, neskubėdamas. Ši idėja mėgstantiems itin stiprią kavą. Yra nesudėtinga pasiruošti gerą espreso kavą namuose, neturint jokių įmantrių elektros prietaisų ir kavavirių. Šitais kavinukais galime paruošti nedidelį kiekį espreso kavos, kuri irgi yra pakankamai intensyvi skonių, tik tai reikia pasirinkti tinkamą espreso mišinį. O norintiems mylimą žmogų pradžiuginti ne tik kavos puodeliu, bet ir linksmu piešiniu, siūlome pagalvoti apie štai tokius trafaretus. Kava turi turėti putelę. Iš kavų rūšių tai tinka latte, kapučino, moka turėtų tikti. Paprasta kava, jinai nelabai tinka, nes jos paviršius yra pakankamai skystas. Žodžiu, vienas iš pagrindinių reikalavimų, kad gautųsi užrašas arba ornamentas, yra putelė. Arba, kas nemėgsta visų šitų latte ir kapučino, galima pasiruošti paprastą kavą su, kaip aš vadinu, gogul-mogul. Tai yra plaktų triniu su cukru. Arba uždėti grietinėlės plaktos. Irgi tinka. Išsivirę tinkamą kavą, ant puodelio uždėkite trafaretą. Atstumas yra iš tikrųjų labai mažas. Ten 2, maksimum 3 mm turėtų būti tarp kavos trafareto ir dekoruojamo paviršiaus, šiuo atveju putelės. Jeigu netyčia prilimpa, tai visada galima nuimti trafaretą, jį nuplauti, išlyginti putą ir vėl bandyti dekoruoti iš naujo. Labiausiai paveikslėliams kurti tinka kakavos milteliai, tačiau galite barstyti ir cinamoną. Tokie piešinėliai ant kavos paviršiaus gali išsilaikyti net ir visą naktį.